Labas vakaras, šaunuoliai. Tai ką, vėl sekmadienis, vėl susirinkom. Ir kad per daug laiko negaišt, trumpai apie taisyklės. Tai yra nemokami fotografijos kursai, juose gali dalyvauti visi, kas nepriklausomai nuo turimos įrangos, nepriklausomai nuo turimų įgūdžių. Ir tam, kad dalyvauti, jums tai reikia prisijungti prie grupės. Pavadinimas čia, nuoroda yra video aprašyme. Ir įdėti iki 5 nuotraukų su grotažymi. Grotažymių yra 4. Tai yra, kuo nuotrauka gera. Jeigu norit, kad aš nuotrauką pagirčiau, noriu kritikos, jeigu norit, kad aš ją pakritikuočiau ir patarčiau, kaip vienus ar kitus dalykus išspręsti tiek retušo, tiek fotografavimo metu. Noriu balų, jeigu norit kad įvertinčiau nuotraukas nuo 1 iki 5 balų. Kažką dar pamiršau. Noriu patarimo. Jeigu yra kažkoks konkretus klausimas nuotraukai, tai tada parašot ir tą klausimą. Tai gali būti viena grotažymė, tai gali būti visos grotažymės. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tiesiog prisijungiat prie laivo ir dalyvaujat diskusijai. Tokios paprastos taisyklės. Dar viena taisyklė, laivas vyksta tik tai tuomet, jeigu yra bent 5 dalyviai. Ir dalyvių laukiu iki šeštadienio 6 valandos. Visi, kas įdėda nuotraukas vėliau, keliauja į kitą laivą. Tai dabar iš karto paskatinsiu, nelaukit paskutinės dienos, nes iš patirties žinau, rytoj, jau pavėlavau. Ir tiesiog kelkit, kad ir laivo metu nuotraukas 1, 5, nesvarbu, ateis kitas sekmadienis, aptarsime. Tai kągi, keliaujam tada į šitą. Iš karto noriu informuoti, kad kovo 23 organizuoju gyvus mokymus pradedantiesiem. Tai yra 1 dienos mokymai. Trukmė nuo 4 iki 6 valandų, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir užduodamų klausimų. Sumą nusprendžiau palikti tą pačią ir vyks Kaune. Labai rekomenduoju, ypatingai tiem, kas gyvena toliau nuo Kauno, kurie negali pastoviai lankyti. Tikrai bus daug informacijos, daug naudingos informacijos ir bent jau nebembijosit išeiti į lauką su fotoaparatu arba kaip būna, kokius nustatymus pasirinkti, einant fotografuoti krikštynas ar vestuvės. Šitie klausimai daugiau ar mažiau bus jau išspręsti. Tai ką, tada judam prie mūsų. Gerai, Dainiaus nuotrauka. Taip, noriu kritikos, nuotrauka gera ir nori balų. Gerai, balais praeinam. 4, gan stiprus. Irgi link 4. 5. Iš esmės, ko gero, duočiau 5 irgi. Silpnesnį. Ir link 3. Tai dabar kuo nuotrauka gera? Graži, švari, minimalistinė, viskas tvarkoj, lydinčios linijos kaip ir gerose vietose. Gal kažkiek tai lydinti linija ties ranka skaudesnė, bet čia toks visiškai nedaug darantis dalykas. Pagrindinis dalykas, prie ko galiu kabintis, tai yra tai, kad veido bruožai jie neišsireiškia. Ir kaip tą dalyką galima būtų padaryti? Taip, mums reikia jį įdėti čia. Praeitą ištrinam dalyvius. Ir, kiek pamenu, praeitą kartą laimėjo Juk foto mūsų geriausios nuotraukos rinkimus, tai sveikinu.
Labai šauni nuotrauka, jinai jau pas mus yra ant viršelio video. O Photoshopas man kažkodėl tai nenori atidaryti šitos nuotraukos. Tai pažiūrim. Nenori, bet mes galime įtikinti. Taip. Tai dabar duplikuoju layerį, einu į Camera Raw filter. Šiaip galima ir pačiam Camera Raw, bet man asmeniškai patogiau. Prisertinam veidą ir dabar kreipsim dėmesį tik tai į veido bruožus. Pasiemam, pradžiai pasimsiu efektus, tai yra tekstūra, clarity, ką dehizas duos mums, irgi kažkokią tamsumą duoda, gerai, kontrastas, šiuo atveju white'us gal pakeliam vos, kad nebūtų per daug, ir pleksus patamsinam. Žodžiu, nuotrauką sugadinau, ar ne? Kaip visą laiką. Duodam negatyvų maską, net negatyvus maskas yra, kai mes paspaudžiam Altą ir laikom ir paspaudžiam ant maską. Tada jisai būna juodas. Pasiemam brushą. Dažniausiai rekomenduoju imti mažesnio, pavyzdžiui, 10-20%. Aš dabar imsiu 20, kad būtų greičiau. Ir pradedam su baltu brushu piešti. Tos vietas, kur yra iš toli atpažįstami bruožai. Daug tokių trumpų, tik girdit ko gero pelę, ar ne? Šitą vietoje ant nosies nereikia. Analogiškai galima dar vieną layerį ten, kur yra šviesus elementai. Aš ko gero paimsiu tiesiog kreivę. Irgi tą patį padarysiu. Ne? Ir automatiškai įdedam į katalogą ir katalogą sumažinam bent ant pusės. Ir dabar skirtumas prieš ir po, ar ne? Iš karto ryškiau veido bruožai atsirado. Kodėl taip yra? Yra paprastas dalykas. Jeigu yra kažkoks neryškumas, jeigu mes ryškinam visą nuotrauką, tai tas neryškumas lygiai tiek pat paryškėja, kiek visą nuotrauką. Ir jeigu mes norim kažką išryškinti, mes negalim visko ryškinti. Mes turim ryškinti tik tai kažkokius esminius elementus. O čia jau reikės truputėlį išmokti piešti. Ir taip, tai laiko sugaišta. Tai visą laiką turėkit svarstyklės. Kiek jūs galite sėdėti prie retušo ir kiek tai vertinga. Pradedantiesiems tas dalykas negalioja, pradedantiesiems reikia kuo ilgiau sėdėti prie retušo, kad pamatytų, kur padarė klaidas. Ir kad vidinis tinginys pradėtų spardyti užpakalį ir tų klaidų fotografavimo metu nebebūtų daroma. Pagrindinis dalykas, kas man kliūna, tai veido oda. Jinai sąlyginai per daug šilta, bent jau man. Akių baltymai yra gerai. Ir kaip ir white balansas atrodytų geras, bet tuo pačiu mano toks jausmas yra, kad truputėlį jinai per geltoną. Ar magentos dadėti, ar kažką tokio. Ir taipogi apatinis vokas. Taip, būna žmonių, kurie neišsimiega kaip aš. Tai šitą dalyką reikėtų lygiai tokiu pat būdu tą spalvą voko irgi ne radikaliai, bet vos pakeisti. Radintas toksai, dar kadangi close-upas yra, tai šitoje vietoje aš visą laiką sakau, yra tokia taisyklė. Kiek yra vertinga viršaus, gal net nepiešiu, ir kiek vertinga pačios. Aš tarkim šitą nuotrauką neįsivaizduoju. Gal pavyks mums ją padaryti gerai, Photoshopas kažko tai. Pabandom generative. Jeigu aš patrauksiu
Taip. Manau, taip. Neįsivaizduoju, ar atkurs. Jis man net nedavė generative. Nu gerai, šiandien su dirbtiniu intelektu nepadirbėsim. Aš jau įtariu, žinau, kas šiandien darosi, tik dar nežinau, kaip sutvarkyti. O gal ir netvarkysiu. Man visai gal ir gerai. Taip. Bet esmė yra tame, kad, tarkim, apačios būtų įdomiau pamatyti negu viršaus. Sąlyginai šitas plaukas man labai negražiai eina į akį. Šitie, kurie per akį eina, galima šalint, galima ne, iš esmės juos išvalint atrodo gražiau, bet va šviesus yra eina tiesiai į akį, toks truputėlį dirginantis yra. Ką aš galiu pasakyti, pakankamai viskas gerai padaryta. Iš patarimų, ką aš galiu šitai nuotraukai patart, sąlyginai gal ne taip drastiškai antrą veidą, gal pusę žingsnio truputėlį šviesiau, kad šita veido dalis būtų, bet nebūtina. Čia toksai, jeigu nuotrauka gera, ją tobulint galima iki negalėjimo, tai jeigu iki negalėjimo tobulint, tai tarkim tiesiog naikinčiau apskritai rozetės, nes jos nelabai priduoda to staliaus darbą. Suprantu, kad dabar elektralizuota, su elektra viskas, bet tai yra elementas, kuris blaško ir nedera prie visų tų plaktukų. Kompozicija. Labai didelis elementas, jis labai stipriai nuima dėmesį. Aš imčiau praktiškai galbūt kirpimą taip ir truputėlį palikčiau kontekstui iš šono. Bet platus kampas, hiperbolizuotas šitas portretas, viskas labai šaunuolis. Aišku, vėlgi, kirpimas įspręstų problemą, nes kas čia dedasi, aš net nelabai suprantu šitoje vietoje. Pagrindinis dalykas yra, kad tas veidas, kuris žiūri, jis yra nefokuse. Ir tada iš karto pradeda kelt klausimą, kodėl. Aš visą laiką sakau, yra tas toksai tarpas, kada yra blogas blūras ir kai yra geras blūras. Tai blogas blūras, kai jo nepakanka. Pažiūrim. Gal pavyks. Bandome jį resetint, kažin pavyks ar ne. Nes man neiššaukė sainino. Va, kodėl man dirbtinis intelektas nesuveikia. Nedidelė problema. Jau čia reikės tiesiog perinstaliuoti, jeigu labai užknis. Bet jeigu jis man pradės kliudyti, žiūrim bausi tada. Ne per ten atidarėjom. Gerai, Camera Raw išsikviesiu. Neįsivaizduoju, ar pavyks. Čia vienas iš tų elementų, kuriuos reikia žiūrėti. Yra toks dalykas naujam Camera Raw. Atsinaujinkite, jeigu neturit lens blūras. Taip. Bandom. Reikės palaukti, kol jisai tą nuotrauką išanalizuos. Ir šitoj vietoj mes galim
reguliuoti ryškumo zoną, ar ne? Mes turim pirmąjį veidą, tegul jis būna ryškus. Gal netgi jau prasideda ir to blūro daugiau. Čia yra pieštas blūras. Atvira. Pasižiūrim, kiek dominuoja jinai. Kai yra šitaip, jinai daug mažiau dominuoja. Bet va tas yra truputėlį per daug ryšku, atrodytų, kad fotografas padarė klaidą. Kad prašoja fokusą. Tai kartais tenka dirbtinis blūras niekados nebus toks geras kaip su objektyvu, bet kartais tas dalykas gali spręsti problemą. Norint, kad fotografuojant abidvi merginos būtų raiškios, reikėtų tada fotografuoti su labiau uždaryta diafragma arba platesniu objektyvu. Bet manau, kad pagal nuotraukas įtariu, kad dainiui tokių dalykų aiškinti nereikia. Įtariu, čia buvo su priežastim, aš tiesiog pasakiau vieną iš tų elementų, kuris man kliūna būtent su ryšku, neryšku ir to dalyko kiekiu. Tai va, Dainiau, jeigu esi čiate, tai parašyk, kurią nuotrauką mes dedam į balsavimą, o mes judam toliau. Tai dabar šitie pranešimai man iššokinės bent kiekvieno lango. Gerai. Kritikos, balų ir nuotrauka gerai. Tai praeinam su balais. Balai. Ko gero duočiau 5. Irgi 5. Silpnesnis. 5. Gerai, šitą tikrai verta 5. Bandai, Eglė, papirkti mane arkliukais. Sekasi gerai. Taigi. Juvelyrą, gerai. Tai vienu žodžiu, Eglei stipresni, silpnesni 5 dėl tam tikrų priežasčių. Dabar nėra bendras dalykas, bet tarkim šitoj nuotraukoje nepelnytai daug viršaus palikta. Gal netgi apskritai tokią nuotrauką daryčiau su platesniu kampu ir gulščia. Bet bendroj sumoj kažko labai daug patart negaliu. Ryškumo zona, vėlgi šitoj vietoje, nors neįsivaizduoju, kur fotografuota, bet labai gražiai išskirta aplinka, yra šiokių tokių artefaktų ties šitą dalim, labai mažai matomų. Tačiau ir yra truputėlį heizą, va šitoj vietoje reikėtų sutvarkyti, tą tokį švitėjimą viršausų. Bet ryškumo zona irgi neįėjo nei vienas, nei antras. Su negyvais tas yra lengviau, su gyvais yra sudėtinga tą dalyką padaryti, tai šitoje vietoje kaip ir nekreipkim dėmesio. Čia jau kabinėjasi. Nėra iš ką, Dainiau. Čia yra mano, pavadinkim, ADHD, bet ganėtinai negražus kabikas kabo ir galbūt netgi būčiau gal dapiešęs. Snaigutės ar kas čia buvo? Jeigu jos buvo originaliai, viskas tvarkoj, bet dar dadėčiau jų daugiau, Eglė, ir dadėčiau su skirtingo blūro kiekiu. Tai tarkim, kur yra background'e, tai dadėčiau jų smulkesnių su daugiau blūro, tada kažkiek tai ryškumo zonoje jų dadėti ir tada reikėtų dadėti front ground. Šiaip be ganėtinai gražus išėmimas modelio iš fono. Pagrindinio čia va tik tai klausimas, biški per daug ryškų. Šiaip šauniai padirbėjai. Net ne iš karto į akį krito. Na,
Imkim taip, tie, kas dirba šitą darbą, aš juos užjaučiu, bet sustvarkyta gražiai, nuotrauka graži, nuotaikinga, būtų šypsosi, būtų žiūri. Vienas labai durnas dalykas ir šito dalyko ne visada pavyksta išspręsti, tai kai yra žmogus, kuris priverčia vaikus juoktis, jis yra ne fotografas. Tai tada jie žiūri kaip pro, toks blank, nieko per daug aiškaus nepasakantis žvilgsnis. Jau tada aš rekomenduoju, jeigu dabar buvo, čia kaip kamera, tai pasijungsiu, kad matyčiau, ne? Jeigu dabar taip, fotografas žiūri šitaip, ar ne? Kalbinantis yra čia, tai automatiškai žiūrės į šitą pusę, ne? Tai tada, jeigu yra kalbinantis čia, fotografas turėtų paėti truputėlį toliau. Tada netrodys tas okra. Tada jau labiau bus svajingas žvilgsnis, negu žiūrėjimas kiaurai tave. Toks būtų mano patarimas. Ir, jeigu jau taip daug paėmei, tai nekirp taip per pėdutės, ar per pirštukus ar panašiai. Čia yra, tarkim, ir šitoje vietoje, bet šitoje vietoje visa kita yra labai gerai, nes ir kompoziciškai pakankamai gražiai supleisminta. Ne visai tradiciškai, tas kojos laikymas labai gražus, užuojauta jos rankoms, liežuvis pagautas, ar gyvūnas labai gražus ir mergina. Trumpiau tariant, čia yra labai daug gerų dalykų, kad smulkmenos nemaišo. Čia jau minėjau dėl viršaus. Vėlgi, man, tarkim, daug labiau apačia. Kaip įsiaiškinti, ar per daug viršaus, pasikartosiu 100 kartų. Pagalvokit, ar tas vaizdas, kuris yra čia, yra geresnis už tą vaizdą, kuris buvo apačioj. Nes kas būtų apačioj jo pilnai apranga pasibaigus, kuri yra raudona ir daug daugiau dėmesio atkreipia į save. Ir taipogi gyvūno akis, gyvūno kojos ir tas pilnas vaizdas. Tai šitoj vietoj, toksai būtų pastebėjimas. Tai Eglė, jeigu esi čiate, rinki savo pretendentą, mes tada imam juvelyrą. Šiaip labai gražus šitas portretas. Juvelyrą. Tad profesiniai portretai, jie yra ganėtinai sudėtingi, kaip žanras. Taip. O kas mūsų pirmieji? Kodėl man... Gerai, pirmieji yra tie, kurie buvo seniau. Taip. Persijungiu į šį kitą anketą. Ir einam ieškoti Vincento nuotraukos. Taip. Aš bendro kakotų, tai kritika ir balų. Kadangi tai yra fotosesija, aš gal bendrai viską pasakysiu. Yra labiau gal viena kita prie ketvirtuko, bet bendroj sumoje, žinok, toks tarp 3 ir 4. Vincentai, sorry, bet aš turiu tai pasakyti. Dabar pirmas dalykas, žvelgiant į bendrą fotosesiją, ypatingai šitos 2 nuotraukos. Čia yra gerai, čia ne. Pasižiūrim į šuns ir odinės juodos spalvos intensyvumą. Čia ir čia, skirtumas iš karto yra. Ir taipogi oda tokia, čia gal netgi jau per daug į mėlyną eina, bet čia per daug į geltoną. Taigi neišlaikiai fotosesijos vientisumo kolorite. Čia yra toks, jeigu yra ryškus šuolis, tai jau yra negerai. Toliau. Peršviesta šita dalis. Čia irgi veidas yra peršviestas.
Keisčiausia yra tai, kad tarkim šitoj, kai yra fonas jau išbalintas, jis jau yra gražus, baltas, peršvietimų nėra, o ten, kur fonas yra tamsesnis, ne, ypatingai jau čia matome pakankamai tamsus, tai jau yra balta. Dabar dar vieną dalyką parodysiu. Jeigu fotografuojat baltoj studijoje, tai jum pasisekė, nes turit jūs vieną įrankį. Šiandien teks pasikankinti. Tas įrankis galioja Lightroom'e ir Camera Raw, nepriklausomai kaip jūs pradedat nuotrauką tvarkyti. Einat į Color, yra pipetė, pasiemat kažkokį didesnį ir jisai jum atstatys. Pastebėkit, šone jam -10, reiškia, buvo per geltoną. Ties centru, bet reikia, kad būtų balta arba pilka spalva. Taip. Ne, tai vat, visose vietose bent -6 yra. Ir tuo pačiu truputėlį eina į žalį, tai reiškia, jisai randa dar per daug raudonos. Tai yra vienas dalykas, nes dideliai daly tavo nuotraukų aš matau geltoną ir ne tik aš matau. tą dalyką mato ir Photoshopas, ir šitoje vietoje. Dabar, kaip išbalint foną? Kažkada tu esi manęs to dalyko klausęs, netgi panaudojam ant tos pačios nuotraukos. Ok. Einam. Tas dalykas bus šitam Lightroom'e. Einam į maskus, einam Select Background, kadangi tai yra pakankamai radikaliai aiškiai matomas backgroundas, tai yra visiškai šviesus ir modelis yra tamsus. Jeigu reikia Add ir Select Objects, tarkim, šitoje vietoje jisai nepažymėjo kaip backgroundo, mes galim pažymėti papildomai, tai jisai dadės tą žymėjimą ir dabar arba su exposure, arba su highlightais, arba su whites, čia jau kaip nori, kurią tu nori dalį. Aš gal tiesiog su exposure tą dalyką padarysiu. Dabar pastebit, išbalo, ar ne, viskas tvarkoja. Norėčiau subtract, tai pasidarau linijinį gradientą ir subtractinu nuo apačios. Nes, grindys jos bet kokiu atveju turėtų būti truputėlį tamsesnės, bet, taip ar taip. Kad nebūtų, kad jisai modelis ore. Ir išeinam iš masko, einam į, dabar bandau prisiminti, optics turėtų būti jo. Ir vienetavimas į šviesią dalį. Nes pas tave buvo kampai tamsus, mes juos padarom, kad jie eitų į šviesią dalį. Tai yra vienas dalykas. Dabar bendroji sumoje, taip, čia yra po Facebooko kompresijos, tai jeigu aš netgi visiškai bandau nuimti highlightus, matote, pikseliai balti liko, jau išdegus informacija, išdegus nuotrauką. Jau iš to dalyko aš nieko nepadarysiu. Bet aš galiu bandyti kontrastinti kažką, tai kažką mažinti, kažką didinti. Ko gero. Bandom, žiūrim prieš ir po, ar ne? Matot, jinai truputėlį patamsėjo, tas kažkokio kontrasto pamažėjimas. Juoda pradėjo labiau spindėti ir fonas išsivalė. Man to pasidarė tokia daugiau prabangi nuotrauka. Su baltu fonu tikrai nėra problema. Jeigu paliekat foną tokio intensyvumo, jis vis dar turi balto fono trūkumų, pavadinkim taip, nes baltam fone daug sunkiau formuoti yra. Asmeniškai būčiau viena iš nedaugelio vietų, kur su likvifavim vis dėlto pritraukčiau pėdkelnes prie kojų, bet čia toks vėlgi niuansai. Ir raudoni keliai. Įtariu, šita nuotrauka buvo po šitos. Tai kur mūsų? Dabar man reikės eiti per Open. File, Open.
Čia ta pati. Kažkada rodžiau, pakartosiu dar kartą. Einam į Color Mixerį, turim raudoną spalvą tempiam į oranžinę ir iš karto einant į Luminance ir į šviesinančią dalį. Ta dalyką reikia daryti Photoshop'e su masku, pasimam brašą, šiuo atveju 100% brašo stiprumo ir tiesiog toj vietoje, kur reikia ir paliekam. Iš karto natūraliau. Galima dar būtų šitoj vietoj gal truputėlį šviesim, bet tada prasidėtų, biškį, reikėtų tiksliau nupiešti gradientą. Tai pagal laiko sąnaudas aš pasilikčiau ties šitą dalim. Gerai, viskas. Su Vincento daugiau nuotraukų į Photoshopą nesiūsiu. Kas liečia dabar pačią blogiausią tavo padarytą blogiausią dalyką. Pasirinkai labai saugų apšvietimą. Labai saugus apšvietimas, tai reiškia, tu aukoji impresiją, tu aukoji galimybę kažką išreikšti ir padaryti nuotrauką įdomią, tuo, kad tau nebus kažkokių radikalių šešėlių, kurių, tarkim, kažkas nesupras. Šitas apšvietimas aš vadinu taip, kaimo bobai skirtas. Nesakau, kad mergina kaimo bobė, bet tas stebėtojas nuotraukos, žiūrovas, jam patiks, dėl to, kad nėra šešėlių, viskas apšviesta, viskas gražu, viskas aišku, jokių dalykų, kas priverstų galvot. Tai sąlyginai priklausomi nuo kliento, tai yra gerai, bet aš labiau mėgstu formavimą. Tarkim, ten, kur buvo netgi va čia, tai yra šviesa iš vienos pusės, yra kažkas šviesaus, yra kažkas tamsaus, formavimas atsiradęs. Tai, tarkim, vienintelė nuotrauka, kur matau, kad formuojama buvo, tai yra šita, ir čia mes aiškiai matom, koja apvali, yra šviesi linija, yra tamsi linija, dvi tamsios linijos. Šuns kiekvienas raumenukas irgi matosi. Jeigu einam, ypatingai, tarkim, čia, tai šuo apskritai, šuo gal paformuotas, bet iš jo nieko nesimato. Tai truputėlį reikėtų pagalvoti apie pačią schemą, kurią tu naudoji. Fotosesija tikrai sudėtinga dėl daug dalykų, tai šitoj vietoj padirbėjai gerai, bet matau, kad arba fotografuoji ne taip dažnai, kaip anksčiau, arba tiesiog truputėlį užmiršai, kas yra studija. Tai bet kokiu atveju projektas gražus, projektas ryškus, priklausomai nuo to, kiek tu turi laiko, rekomenduoju retkarčiais ir pažaisti su apšvietimo šitom schemom. Nes kartais paslaptis, ypatingai kai mes turim seksualių elementų, tai paslaptis yra geriau negu parodimas visko. Čia būtų mano toks. Tai Vincentai, jeigu esi rinkis, o jeigu ne, ką tu tenai parašai, dar nepasižiūrėjau. Ryšį tarp šuns. Ryšį tarp šuns parodė tik dviejose nuotraukose. Toliau buvo, gal dar trečioji. Sąlyginai fotosesija išpildyta. Manyčiau, kartojant fotosesiją pavyktų tau tą dalyką padaryti kur kas stipriau. Taip, Eglė nepasakė savo. Aš ko gero jau žinau, kas mano favoritas iš Eglės nuotraukų. O aš tada bandysiu išrinkti. Aš jaučiu šitą, nes man ar šitą, ar... Ne, tikrai ne. Ne. Gerai, keliaujam toliau. O toliau yra reklama. Ir
noriu priminti, kad vyksta gyvi mokymai ir ypatingai rekomenduoju šį mėnesį apsilankyti mūsų antradienio grupė. Ir tai yra kovo 12, kovo 19 dienomis bus nuotraukų atkartojimas. Ką mes ten darysim? Tai yra, tiesiog reikės atsinešti savo studinės fotografijos nuotraukų, kurias norėtumėt atkartot, arba kurios patinka, arba apskritai kurios klausimą kelia. Ir pabandysime jas perskaityti. Ar visas pavyksta perskaityti? Ne visada, nes yra daug niuansų. Bet pagrindą, už ko galima užsikabinti, kad pradėtų atkūrinėti tą nuotrauką, aš parodysiu. Tai kovo 12 dieną modelio nebus, kovo 19 dieną modelis bus. Tai kovo 12 daugiau teorija. Iš esmės tai yra viena pamoka, jinai yra ganėtinai sudėtinga, dėl to į dvi dalis perskilta. Tikrai, jeigu, kaip aš sakau, yra nedaug pamokų, kurias, jeigu įmanoma nepraleisti, reikėtų nepraleisti, yra viena iš tų pamokų. Tai yra, ko gero, viena svarbiausių pamokų fotografo gyvenime. Tai labai kviečiu prisijungti prie antradienio grupės. Manyčiau, kokius 2 žmonės galiu pastoviam lankymui priimti. Tiesiog galite parašyti man, arba tiesiog ateiti, jeigu žinot kur. Tai vat, tiek su reklama, einam toliau. Beje, kas liečia, dar dėl reklamos ne viskas. Šitoje vietoje yra, jeigu norite užsiregistruoti į šeštadienio grupę, tai yra registracijos forma. Paspaudžiat, užpildot ir susisieksiu su jumis, atrodo, šios savaitės, ateinant šios savaitės pabaigoje. Tai dabar jau viskas su reklama. Gerai, judam toliau. Jau 40 minučių. Taip, nori kritikos, nori balų. Kol kas nežiūrėsiu, bet aš pasakysiu savo filosofiją. Yra 2 tipų fotografai. Vieni, kurie palieka natūralią odą, kiti, kurie nuima odą, uždeda kažką panašaus į odą ir gaunasi ryškus, aiškus retušas. Yra dar 2 subgrupės. Tai yra tie, kurie ieško savęs, ir dar viena grupė, kuri iš tikrųjų moka retušuoti odą. Iš karto galiu pasakyti, jeigu jūsų tikslas sėdėti prie Photoshopo ir tą nuotrauką išlaižyti iki negalėjimo, prireiks daug laiko, bet iš esmės retušuota oda jinai neturėtų skirtis nuo odos, kuri yra natūraliai. Jis turėtų būti lygi, tai, bet pasižiūrėjęs į nuotrauką, neturėtum pasakyti, kad geri Photoshopo įgūdžiai. Tiesiog turi būti graži estetiška oda. Lyginant pasaulinio lygio, pastarieji fotografai, kurie tikrai gerai retušuoja odą, tai yra gal 3-5% fotografų, ką man tenka matyti. Labai, labai retas fotografas, kuris sugeba padaryti natūralią, gražią, estetišką odą. Tai jeigu nesiseka su oda, nepergyvenkit, kelias ilgas. Tikrai ilgas ir kad pasiekti tą lygį, reikės dar daug valandų prie Photoshopo prasidėti. Tai vat, taip, su balais, gerai, 5, 3, 4 ir, irgi 4. Nors 4, pakankamai, vizualiai gerai žiūrisi, nors ir klaidų padaryta nemažai. Link 3. Taip, šitai nuotraukai aš kažko patart negaliu. Viskas pakankamai tvarkingai, yra tas plaukų sruoga. Va, ką aš matau, akis per daug nuplokštinta. Turėkit minty, kad akies kraštai jie turėtų būti tamsesni. Ir vėlgi žiūrint pagal šviesą, tarkim, jeigu šviesa iš viršaus,
viršutinė akies, turiu mintį ir baltymo, ir šitos visos rainelės dalis truputėlį turėtų vos tamsesnė būti, nes, blakstienos meta šešėlį. Jeigu jūs ją išplokštinat, tai jis kaip vampyras ir švies, net ne vampyras čia, kur kokia ten buvo turbo, kur ten lempos iš akių buvo. Tai akys nėra lempos ir jeigu mes nedarom kažkokio tai Halloweeninio personažo, nederėtų jų padaryti plokščių ir šviečiančių. Jos turi išlaikyti apvalią formą. Tai yra vienas svarbiausių dalykų akių retušė. Galit padaryti ant tą vampyrą, kad rainelę ten šviečiančią su juodais kraštais ir taip toliau, bet palikit akį apvalę. Šitoj vietoj taip pakankinam. Pirmas dalykas, apšvietimo šaltinis įtariu buvo ties šita dalim kažkur, baigėsi čia apšvietimo šaltinis. Ir ranka apšviesta pakankamai gerai, tarkim pavadinkim, čia yra +1, čia jau yra 0 ir čia yra -1. Pastebi tokį nutamsėjimą, lyginant, tarkim, su šita vieta, skruostikauliu ir šita rankos dalim. Jo labiau, kas ten į šešėlį nueina. Jeigu norit, kad būtų apšvietimas vienodas, patį šviesos šaltinį turėtumėt statyti bent jau čia. Ar dar geriau, ko ne, tokio atstumo. Vos ne dvigubas atstumas negu pats žmogus užima, arba bent jau viengubas atstumas. Tada nebus tokio didelio nutamsėjimo. Ir kaip tokią problemą spręsti? Čia yra sudėtingesnis variantas, nes mes turim liniją, kurioje prasideda šešėlis, išskyrus šitą rankos dalį. Tai reiškia, mūsų kadras kaip ir iki čia. Šviesinti reikėtų nuo čia iki čia. Ir tai yra sudėtinga situacija. Nežinau, ar man pavyks tą dalyką parodyti, bet dabar pirmoje eilėje, kas liečia odos retušą, kaip klausimas buvo Eimanto. Pirmas dalykas yra spalvos. Ar jūs darysit hiperpolizuotas spalvas, ar darysit natūralias, jos turėtų, žiūrint į nuotrauką, jos turėtų būti aiškios, kas tai yra per spalva. Jeigu hiperbolizuota, tai tada taip, nes automatiškai pasąmonė numeta tai į meno kategoriją ir daugiau prie jos nesigamina. Jeigu tai yra natūrali, tada numeta į natūralią ir šitoje vietoje ar natūrali ar ne, tada mes ir tą dalyką pajaučiam. Vėlgi, aš labai dažnai nuotrauką žiūriu pasąmoniniu lygmeniu ir man netitinka. Aš nežinau, tarkim, jeigu jinai iš tikrųjų yra rytietė, gal yra kažkiek tai geltonesnė oda, bet veido oda yra nepakankamai sušviesta. Aš dabar pabandysiu paimituoti apšvietimą. Net neįsivaizduoju, ar gausis. Taip, nuo šitos dalies iki šitos dalies mes šviesinam, bet substraktinam iki čia. Ir ko gero, gal dar vieną substraktą darom, bet iškart subrašom. Dabar vienintelis dalykas, ką aš padariau, aš truputėlį gradientiškai sugrąžinau tą apšvietimą nuo čia iki čia, ar ne? Mes pasididinam nuotrauką. Skirtumas tarp rankos ir veido vis dar yra, bet nebėra toks didelis. Ko gero dar galėjau kažką panašaus daryti. Tai pirmas tavo retušo žingsnis yra ekspozicija, toliau spalvos. Jeigu ekspoziciją gerą padarėjai
ir white balansas geras, dažniausiai su spalvom bus jau daugiau mažiau gerai. Antras dalykas, žiūriu su odos retušu, kad nebūtų kažkokių tai iš toli matomų dalykų, kas man kažkiek tai kliudo. Tam yra 3 tulsai odos retušui. Pasiemam tinginio tulsą. Ne. Nu, man reikėjo kitam lėrėje tą dalyką daryti. Mažas elementas, už kurio kliūna. Dar truputėlį matau kliūna kaip ir čia. Neaišku, kodėl atsirado. Gal jeigu naikinai plaukus, galėjo dėl to atsirasti. Tam labai gerai remove toolas padeda. Jisai ilgiau užtrunka, su juo taip greitai nepadirbėsi, tačiau jisai nepalieka to tokio išsiliejimo. Nu, vat. Kas liečia odos retušą, aš šitoj vietoj, bent jau šitoj nuotrauką, aš sustočiau. Dėl white balanso, nemačius modelio, man yra sunku pasakyti. Aišku, pašviesinus veidą, veidas yra kur kas raudonesnis negu ranka, tai ko gero analogiškai daryčiau su white balansu. Camera raw filter. Maskas. Linijinis maskas ir white balansą į raudoną. Ja. Į raudoną. Ar į mėlyną daryčiau? Ne, nedaryčiau į mėlyną. Dabar jau susilygino tonai. Jau šitoj vietoj mano pasąmonė nebesako, kad tai yra kažkas negerai. Vėlgi turėkit mintį. Viską, ką aš pasakau, yra mano nuomonė. Jeigu jūs turit pilną teisę su to dalyku nesutikti, tai yra tiesiog, aš pasakau tai, ką aš matau, o jūs galit spręsti, kaip tai stipriai skiriasi ir kuris iš mūdviejų klysta. Nes turiu tokį patarimą, kad reikia abejoti viskuo, o labiausiai savim. Kažkaip ne kaip skamba, žinau, bet esmė yra tame, kad visą laiką reikia pasilikti variantą, kad klysti. Tai padeda tobulėti. Kompozicija. Klausimas, kodėl viršui tiek vietos, apačioje tiek, ar ne? Kurioje vietoje turėtų būti tas toks balansas. Tai sakyčiau, apačia yra ties čia, nu, analogiškai į viršų pakiltų tiek. Taip, gerai. Einam toliau. Šiaip dėl su filtrais, su retušu yra, ko gero, vienintelis būdas juos retušuoti su dodžu ir burnu ir tai nepersistengiant. Nu, gal ir ne visai gražiai nukirstas tas batukas, bet tarkim tiek to, pagal kompoziciją kaip ir gerai. Viršaus šiuo atveju yra daugiau palikta. Pakankamai taip, kad jos neprislėgtų. Kadangi jinai buvo smulkutė, ją statyti frontaliai yra geras sprendimas. Kažko daugiau patart negaliu. Taip. Va čia analogiškas geras variantas, kai yra statoma frontaliai, blogas variantas, kai yra statoma frontaliai. Tokioj pozoj geriau jau kelias turėtų eiti į fotografą, o šita koja truputėlį į šoną. Nu, tada jinai kažkiek tai pasisuka. Nes, imkim taip, frontaliai tinka tik tai tom merginom, kurios, nu, aš sakyčiau, jau radikaliai yra kūdos. Normalaus arba truputėlį stambesnio sudėjimo jau reikėtų bent kažkiek tai iš šono padėti. Tiesiog tai figūra atsiskleidžia kur kas gražiau. Vienas labai didelis pastebėjimas odos tonai šitoje nuotraukoje. Nes
kaip suprantu, čia turėtų būti arba ta pati mergina, arba labai panašus įvaizdis, jos turėtų analogiškai būti labai panašiuose tonuose. Dar vienas dalykas yra peršvietimas. Kontražūras gali būti peršviestas, jeigu jisai nekabina tiek daug odos. Jeigu yra tik tai siūliukas, tada viskas gerai. Šiuo atveju yra pakankamai radikalus peršvietimas. Ir dar vienas dalykas, tamsioji akis. Tai duoda personažui tokios užslėptos agresijos. Prie pikniko užslėpta agresija truputėlį neša į kriminalą. Tai šitoje vietoje reikėtų sužiūrėti. Sakyčiau, schemoje šitą šviesą reikėjo labiau kabinti aukščiau jos. Kažkas tai čia. Ana šviesą arba tada daug labiau susilpnint, arba statyti praktiškai už jos, kad šviestų, apskritai šviestų tiesiog jos šitą dalį suformuotų. Tai dėl apšvietimo yra tiek. Dėl pozavimo jau sakiau, kad truputėlį kojytės iš šono. Kompozicija, sudėliojimas elementų yra pakankamai įdomus, žiūrisi. Tokia kaip ir istorija pasakojama, tai nėra nuobodus toks frontalus portretas ir tiek, tai šitoje vietoje labai galiu pagirti. Analogiškai ir čia irgi yra kažkas užpildyta, ką galima turėti minty. Šitoje vietoje turi problemą su backgroundu, kad backgroundas kažkas ten vyksta, bet labai neaiškaus kas. Ir vyksta tik tai vienoje dalyje. Jeigu visas backgroundas būtų taip pat, čia įtariu, gal šito elemento šešėlis ten krito, negaliu pasakyti tiksliai. Ir, kainą reikėtų nuretušuoti. Mažas dalykas, bet šito dažnai maži dalykai sugriauna tą visą pasinėrimą į nuotrauką. Spalva odos šitoj nuotraukoje taip ant ribos. Galėtų būti gerai, bet dar kaip ir. Peršvietimas ir kai yra viršutinė veido dalis visiškai tamsi, atrodo, įprastai to nedaryčiau, šičia per daug netrukdo. Bent jau jos ir tiek makiažas, tiek veido forma, tiek plaukai, visa kita, sukrito daug elementų į vieną vietą ir tą dalyką kaip ir pateisina. Tai jeigu esi rinkis nuotrauką, judam į priekį, Milda. Taip, kritika, balai ir nuotrauka gera. Gerai, balai. 4, 5, 3, 4, 5. Gerai. Visų pirma, su juodai baltom šita ir šita. Nors ne, tik šitoj. Trūksta truputėlį kontrasto. Jinai tokia plokštoka yra. Tai arba reikėtų tamsint kažką, arba reikėtų kažką šviesint. Reikėtų, nes dabar yra toj srity, kur ne visą, per viduriuką, nei tas. Čia nuotrauka, kritikos negausiu šitą nuotrauką, jinai labai graži, šeimyniška, jauki nuotrauka. Šeimos albumą tokia kaip papildoma tą istoriją pasakojančią nuotrauką tikrai, manau, faina turėtų. Taip. Čia 3 nugaros, kurios nepasakoja nieko. Iš esmės įstrižainė kaip forma yra įdomi, bet tokia nuotrauka irgi būtų prie kategorijos, kuri padeda pasakoti istoriją, bet pavieniui jinai ne tik, kad atrodo, pavadinkim, buitiška, kažko meniško nepagalvota. Dabar įsivaizduok, jeigu tu būtum fotografavus iš šito vaiko perspektyvos,
būtų buvę daug įdomiau. Aš suprantu, gal norėjai debesis pagauti ar kažkas, bet jie nežaidžia tiek daug vaidmens, negu galėtų. Ir tas vaizdas gaunasi toks labai buitiškas. Kontrastas čia visiškai pamestas. Jeigu rimtai, nelabai žinau, kur žiūrėt, nes pagal psichologiją mane veda į čia, ar ne, neturim elementų. Tai jeigu norėt va tokią nuotrauką daryti, reikėtų, kad kito bloko irgi linija būtų. Liktų kažkas va, iš šoninių blokų po truputėlį, tada jos kaip ir freimintųsi. O dabar gaunasi toksai nei į tą pusę. Ir, tas plokštumas vėlgi, nesakau, kad stipriai užjuodint, bet norėtųsi kažkokio tai išskirimo, nes jos dabar sušviestos lygiai tokiu pat intensyvumu kaip ir siena. Vienintelis dalykas, ką aš šitoj nuotraukoje keiščiau, nuotrauka prasideda čia ir baigėsi kažkur tai čia, kad parodyt tos rintinys, jo ilgį ir tasą į šitą pusę, nes jisai žiūri į šitą pusę, tai ir norisi, kad visas vaizdas važiuotų į tą pusę. Kad duotų jam vietos pasvajot, kad duotų tą konfliktą pačio su savim atskleistų. Tai vat, Milda, jeigu esi rinkis savo pretendentą, o aš tada Eimantui bandau išrinkti. Aš manau, Eimantui rinksiu šitą. Gerai, 1, 2, 3, 4, gerai, nieko nepraleidau. Judam taip, juk. Tai balai, kritika ir kuo gera. Tretukas. Gerai, tegul 5 būna. Šitiek vargų. Duodam 4. Geras. Šaunuolė. Eksperimentas labai gražus. Duosiu 5. Ir. Tegul būna 3. Tai šitoj nuotraukoje visiškai neišaiškinga. Mes turim daug linijų, bet tos linijos dingsta. Ir kur jos turėjo vesti. Tai yra 2 dalykai. Vienu žodžiu, juodai baltą padarei, bet nėra forma. Antras dalykas, dar tą formą dar sumažinai su retušu. Juodai baltai, negaliu sakyti, kad netinka. Galima padaryti aukštų tonų juodai baltą gerą. Bet tai turi būti ir atitinkamai nuotrauka. Aš dabar, tarkim, pabandysiu sustumdyti. Ne, kažkas tokio, žiūrim. Ne, bandysiu per kamerą RAW. Čia yra kiti elementai. Gerai, tekstūra. Beje, visi, kurie žiūrintys, galit dalyvauti. Tiesiog jums reikia, aš tau priminsiu, jums reikia prisijungti prie šitos grupės. Aprašymas yra, šio video aprašyme yra nuoroda. Prisijungiat, su grotažymėm įdedat nuotraukas ir laukiat kito sekmadienio. Jeigu 5 iš mūsų jeigu 5 bus dalyviai, laivas bus. Tad stengiatės jūs, stengiuosi aš. Sąžininga. Tad, gerai. Dabar užkėliu tekstūrą. Ir praktiškai deheizas
labai didelę problemą išsprendžia jau šiuo atveju vien tik tai deheisas. Dar kažkiek tai pabandau juodus, kaip su shadowsais į vieną ar į kitą pusę. Man norisi šito. Dangų šiuo atveju visiškai stengsiuos išbalint, kad jisai kuo labiau atskleistų tuos visus juodus elementus. Ir kur mūsų kreivės. Kartais net norisi taip padaryti. Bet neišeis čia šitoje. Darom šitaip ir optics pašviesinu vinjetavimu. Kažkiek tai. Ir kaip aš visą laiką sakau, kad žmogus yra linkęs persistengti. Tai nepamirškit, kad jeigu kažką padarot, pasižiūrėkit, galbūt daug geriau atrodys, jeigu numažinsit opacity. Tai atlyginant prieš ir po. Man asmeniškai dabar nuotrauka yra raiškesnė. Taip, judam toliau. Norint prisikabinčiau, kad nukirtai ragą. Bet iš esmės labai gražus toksai portretas, kompozicija gerai, galėtų vos gal per milimetrą būti į šoną, bet per daug nemaišų. Netgi visas tas grūdėtumas visiškai netrukdo šitoj vietoje. Žaidimas su spalvom ir bent jau, kad žemus rakursus pradėjot naudoti, aš labai džiaugiuosi, ypatingai tie, kas ilgiau stebi mūsų laivus. Matot, nuotraukos tampa įdomesnės, kai mes pakeičiam tą rakursą, negu kurį mes matom vaikščiodami kiekvieną dieną. Taip galima pamatyti senus vaizdus naujai. Tai kažkokių patarimų neturėsiu, pakankamai gražu, yra frontgroundas, backgroundas, yra pagrindinis elementas, gal sąlyginai per daug dėmesio grindiniui yra skirta, kad aš truputėlį labiau kelčiau į viršų fotoaparatą, kad praktiškai kadras ties šitą dalim prasidėtų ir tada būtų duota daugiau vaizdo pastatam, bet yra vienintelis pastebėjimas. Šiaip galimas ir toks variantas, tik tai tada čia kažkas turėtų įdomiau vykti. Čia vien dėl to, kad žaista su spalvom, verčiant į juodą baltą ir padarytas visiškai neįprastas vaizdas, tarkim dabar jeigu žiūrėčiau, aš manyčiau, kad tai yra geriausiu atveju geltona žolė, bet jau nenurudus, o geltona. Tai tas dalykas pakankamai stipriai pakeistas ir iš karto duoda kitokį vaizdą pasąmonį. Toliau mes turim kažkokį šviesos šaltinį, kuris netgi kad ir peršvietė, bet ant grybuko atrodo gražiai ir patys grybukai jie duoda tą tokį keistesnį vaizdą, kai jie yra taip nubėgę. Tai bendroji sumoji nuotrauka yra labai šauni, labai gražiai čia padirbėjai su retušu ir vienas iš tų atvejų, kai šitai nuotraukai tinka tas toksai dūmelio vaizdas. Tai šaunuoliai. Šito vietoj super. Čia per mažai vaizdo, kad būtų freiminimas. Freiminamas vaizdas griūna. Ir vėlgi, kaip ir pirmoji nuotraukoje, to išraiškingumo nuotraukos to nėra, kad užkabintų akį kažkoks elementas. Tai, sakyčiau, kad tiesiog nesėkminga vieta šitam dalykui daryti. Tai va tiek būtų iš manęs. Milda neišsirinko nieko kol kas, tai aš rinksiu šitą nuotrauką. Man jinai pakankamai stipri ir emocinga. Taip, tai vat irgi rinki savo pretendentą. Judam taip, Viktorija. Ką patart, kad nuotraukos nesigautų oranžinės?
Dabar galvoju, kaip tau trumpai atsakyti. Kai naudoji blikstę, gali laisvai ant fotoaparato pasinaudoti, kad white balansą nusistatai blikstę. Tai dažniausiai būna žaibukas arba žaibukas VB, priklausomai nuo fotoaparato. Tai yra vienas iš variantų. Kitas variantas tiesiog koreguoti reikėtų pagal akis. Nes kiek matei, įsišaukinėjau visas tas lenteles, ten yra labai daug slankiklių. Tai pusė jų yra skirtos spalvoms. Ir dar yra vienas dalykas, jeigu ekspozicija gera ir white balansas geras, dažniausiai jos nebus oranžinės. Iš karto pasakysiu blogą dalyką su makiažu. Blikstė ir ypatingai pigus makiažas tuos veidą arba į raudoną arba į žalią pusę. Tai šitoj vietoj dėja tenka tiesiog rankiniu būdu retušuot. Manyčiau, kad tai yra tiesiog dėl makiažo sudėties. Tas dalykas nutinka, ypatingai kai susitinka su blikste. Dienos šviesoje dar. Bet blikstė iš makiažo kartais ištraukia pačius blogiausius dalykus. Taip, žiūrim, ko tu norėjai. Kritikos, ko nuotrauka gera ir patarimo. Tai dėl patarimo sakau, nusistatyk white balansą, kad būtų blikstė ir koreguot. Deja, lengvo būdo nelabai yra. Taip. Labai Viktorija klausimas, kiek tu turi laiko retušavimui. Nes čia dabar yra neretušuotos ir visiškai tos spalvos praktiškai paliktos taip, kaip jos buvo, arba uždėtas vienas presetas. Ir dėja labai daug skirtingų ir apšvietimo lygių, ir odos tonų lygių. Tai nėra lengvas retušas. Čia yra vienas iš tų atvejų, kur reportažistai dėja keikiasi, jeigu jie nori sutvarkyti. Bendroj sumoj kompozicijų matau, kad yra ir kur tarkim, galima buvo kažką pakropinti, arba, tarkim, labai paprastas dalykas, šitą nuotrauką aš būčiau daręs gulščią, viena linija eitų ties stalu, nes taip ar taip jau kojas nukerta ir jau kaip nukirto, taip nukirto. Tai nebūtina, kad tos kojos iš po stalo kišotų. Ir tada, kadangi šonų fotografuoji, gal truputėlį nusikirstų vaikinuko šitą šukuoseną aukštesnio, bet turėtum dar vieną žmogų, kuris stovi šalia. Tai čia yra vienas iš elementų, ką aš tau galiu patarti. Čia arba reikėjo truputėlį fotografuoti iš toliau ir paimti daugiau, ar ne? Mes turim gimnazijos himną, kurį tu nukirpai. Arba tada reikėjo truputėlį iš arčiau tą dalyką daryti. Arba taip, arba taip. Blikstė, nežinau kodėl, bet blikstė nuvažiavo į šitą pusę. Ir šitos merginos nesušvietė. Tai kaip rodžiau prieš tai. Open. Ne, tas dalykas galioja ir Lightroom'e. Žinau, kad jūs tinginiai daugumą ir Lightroom'ą naudojat. Niekas nesikankino su Photoshopu kaip aš. Tai rodau per šitą. Tiesiog maskas, linijinis gradientas, nuo tamsiosios pusės į šviesiąją pusę ir tiesiog šviesinam. Ir ta dalis, kuri buvo mažiau sušviesta, susišviečia kur kas labiau, negu ta dalis, kuri buvo sušviesta. Dabar galim eiti prie retušavimo. Mes turim tokį raudonio išmušimą, ar ne? Color mixeris. Pradžiai jų, kadangi jų lūpos raudonos. Labai stipriai nepavyks sutvarkyti, nes jeigu aš tik tai pradedu koreguoti, kaip matot, lūpom, dėja, nuskriaudžiu lūpas. Tai tik truputėlį iš tą oranžinę pusę raudonas ir truputėlį į baltą pusę.
tai kažkiek pablankina lūpas, bet jos vis dar yra raudonos. Šita mergina jau nebėra taip stipriai išmušta raudonė. Toliau white balansas. White balansas yra ties color ir žiūrim. Truputėlį. Žiūrim kaip su šitu. Čia ko gero paliksiu. Galima taip pat visas kitas spalvas. Kadangi buvo nukirpta gimnazijos himnas, aš padaryčiau tai, ko aš paprastai nedarau, tai kai optics vinjetavimas į tamsią pusę. Ar ne? Nes truputėlį kraštus pritamsinam. Nu, tai vat, lyginant prieš ir po. Dėmesys labiau į centrą padarytas. Viktorija, galiu pasakyti taip. Lightroomą išmokus, mokant Lightroomą galima naudotis ir Photoshopu. Tik Photoshopu kai kurie dalykai yra patogesni, kai kurie ne. Tarkim, aš galiu parodyti, gerai, ant tavo nuotraukos parodysiu. Žiūrėk. Darysiu tą patį elementą. Jeigu aš noriu formuoti apšvietimą, tarkim ant veido, ne, noriu jai suformuoti apšvietimą, aš pasidarau tokį rutuliuką, jį pasistatau kur noriu, tarkim pašviesinu, ne, nu ir aš jį galiu nešiot kur noriu. Tai yra privalumas Lightroomo. Jeigu aš tą dalyką padaryčiau Photoshop'e, man reikėtų pradžiai pasišviesint, tada pasimti gradientą, tada jam pasakyti, kad jisai yra neteisus ir reikia sukeisti spalvas. Ir tą akimirką, kai aš paspaudžiau kažkur kitur, jeigu aš, vis dėlto jau padarė, nes anksčiau būdavo, kad negalima rutuliuko perkelinti. Nu, bet kokiu atveju paspaudimų daugiau ir sudėtingiau. Tačiau, kai ateina vieta, kai reikia nuotrauką atskirai koreguoti, ar ne, ir tarkim, reikėtų merginos tik tai odą tvarkyti, kad kitų merginų lūpos nenukentėtų, tą dalyką galima padaryti tik Photoshop. Lightroom'e galima, bet patikėkit manim, geriau to dalyko neužsiimti. Nu, tiesiog laiką sugaišti. Greičiau išmoksit Photoshop'u naudotis, negu Lightroom'u tą dalyką padarysit kokybiškai. Toliau, reportažas yra reportažas. Nieko nepasakysi, nieko nepadarysi. Čia yra graži akimirka, viskas tvarko. Čia neturiu kritikos. Kadravimas pakankamai pasakyta ir parodyta viskas, kas turėtų būti. Ir, čia jau sakiau. Tai vat. Tiek Viktorija, rinkis savo pretendentą. Aš tada... aš jaučiu įmu šuniuką, man toks mielas. Taip, mes turim 7. Ir turim šios dienos Moniką. Taip, vėl reportažas. Taip. Išblikščių, vėlgi nepriimkit už gryną pinigą, aš pasakysiu, kodėl aš taip darau. Jeigu aš perku blikstę tą, kuri yra rankinio režimo dėl vieno labai paprasto dalyko. Net jeigu aš nusipirksiu gudrę blikstę, aš vis ją naudosiu rankinio režimą. Dėl vieno labai bjauraus dalyko. Aš esu toks truputėlį control freak. Man jeigu jau ypatingai su ekspozicija susijęs su fotoaparato valdymu, viskas turi būti valdoma mano rankomis ir ta automatika dažniausiai man, jeigu jinai kažką blogo padarys, tai padarys būtent blogo tada, kada bus pats blogiausias laikas. Tai šitoj vietoj rinkčiausi rankinę blikstę ir yra labai įvairių firmų. Tiek Jungnuo, tiek dabar VMX, man atrodo, buvo kažkokia tai blikstė. Reikėtų nueiti, aš tą dalyką darau taip.
eBay. Britų atsivers, whatever. Taip, Speed Light. Ten galite pasirašyti Canon ar dar kažką. Ir žiūrim, Nikono, bet čia yra bidai. Darom, kad būtų buyoutai. Ir mums išmeta, aišku, po 200 eurų. Aš ieškočiau blykstės, kuri yra, kur čia mūsų kainos filtras, iki, darom 70 eurų. Turim 66 eurai, Yongnuo Wireless Peanut, param. Ir dabar dažniausiai yra, kad jinai neturi jokių pribambasų, jinai yra tiesiog rankinė blykstė. Taip, naudojamos baterijos, gali pristaikyti prie objektyvo, pliusas, nėra jau visiškai tada paprasta. Garantija 3 mėnesiai, toks fiši. Kažko labai stipriai, nieko daugiau ten apie ją ir nesako. Tai yra klasikinė, paprasta blykstė. Nikonui kažkodėl tai apskritai 20 eurų. tą dalyką gali skelbti LT, daryti gali eBay, gali Amazone. Tad, aišku, visą laiką bus kažkokie tai mokesčiai, tai jeigu pirksi iš užsienio, žiūrėk, kad būtų Europos Sąjungoje, tada tau nereikės kažkokio tai papildomų mokesčių, kažkokio tai formų, dar kažko pildyti, tiesiog ateis ir viskas. Jeigu pirksi iš Lietuvos, tai yra irgi variantas. Taip. Negražiai per kaklą, labai negražiai per kaklą kirpai. Pats kontrastas gražus, o šitas koloritas gražus. Merginos gražios, bet nepataikė į fokusą. Gražus vinetavimas, truputėlį griūna. Pastebėk šitą sieną. Tai tas griuvimą reikėtų kažkaip tai pamaskuoti, bet bendroj sumoj toks gražus klubinis variantas nuotraukos. Truputėlį per daug viršaus ir galėtų nuotrauką paeiti į šitą pusę. Kas liečia spalvas, kažkiek gali ir bandyta nuimti, bet nosis ir paakiai yra per raudonį. Tai reikėtų ir galbūt geltonos tiesiog dadėti. Tai tada Monika tau tiek. Jeigu esi Monika, rinkis savo pretendentą. Aš vis dar primenu, kad kovo 23 renku grupę vienos dienos mokymų pradedantiesiem. Jeigu matot šitą panirusį vaikiną, jeigu yra klausimas, jam rašykit. Jeigu nėra klausimų, tiesiog paspaudžiat ant registracijos ir užpildot, užsiregistruoti. Ir aš tada su jumis susisieksiu. Mokymai gyvai Kaune, o taipogi rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, jeigu to dalyko nepadarėt, o žinau, kad pusė jūsų nepadarė. Paskutinės portretukas, gerai. Važiuojam, mūsų 9 dalyvis. Ir to jau sukursiu apklausą ir padarysiu, kad galėtumėt balsuot. Iš karto parodu, kokios šiandien nuotraukos yra. Kaip tik 9 telpa, labai gerai. Taip. Kai balsuoja, turėkit minty, balsuot galit ne už vieną nuotrauką, už visas patikusias, kad ir visas nuotraukas. Tai nebijokit dalinti balsų. Čia
lietuvių problema, kad mes bijom būti geri kitiem, o be reikalo. Esam iš tikrųjų labai šauni, labai šilta tauta. Ir to dalyko nereikia slėpti, ypatingai vieni kitiem. Taip, balsavimą pradedu, jau grupėje turėtumėt matyti ir to jau įdėsiu nuorodą į čia. Kaip sakiau, geriausia nuotrauka keliauja į kito laivo viršelį. Tai praeitą kartą buvo Juk nuotrauka, kur šiandien yra šuniukas, jos nuotrauka. Irgi pakankamai stipri. Ir visiems linkiu gero balsavimo, gerų nuotraukų ir labai lauksiu jūsų kitų nuotraukų iki šeštadienio 6 valandos. Tad, jeigu norit su manim vėl susitikti, žinot, ką reikia daryti, bent vieną nuotrauką įdėti. Gerai, iki.